Labas, Monika. Labas, Robertai. Pasikalbėsim šiandien apie baltymus. Esam tik tais dviesi, Piotro nėra. Lauros irgi. Lauros irgi. Tai apie ką šiandieną, ką norėčiau, kad pakalbėtume, tai apie baltymų kaip pagrindą, baltymų šaltiniai, baltymų poreikis, baltymų vartojimas ir sveikata, mitai apie baltymus, baltymų papildai ir praktiniai patarimai. Tai per tiek bandysim prabėgti, bandysime atsakyti tam tikrus klausimus dviesi, jeigu galėsiu aš papildysiu tave, arba tu mane kažkaip. Gerai. Taip, Draugiškai. Draugiškai. Taip, tai kas yra baltymai ir kodėl jie yra būtini mūsų organizmui? Tai baltymai yra vienas iš pagrindinių makronutrientų, žinom, riebalai, angliavandeniai. Anglicizmo, nutrientų. Gerai. Jie yra labai svarbus raumenų auginimui ir atsistatymui, bet be kita ko baltymai labai didelę rolę veikia ir mūsų imuninės sistemos palaikyme, taip pat oda, plaukai ir nagai, ar ne, irgi taip pat baltymai labai svarbus. Bet čia, kadangi ar ne, fokusuojamės vis tiek į amber narius ir šiaip žmonės, kurie sportuoja, tai baltymai yra ypatingai svarbus sportuojantiems žmonėms. Ir tai yra svarbus ne tik sportuojantiems žmonėms, bet tie žmonės, kurie sportuoja, turėtų ypatingai fokusuotis į pakankamą baltymų kiekį savo dietoje. Nes baltymas yra ne tik tais kaip raumenų atsistatymui, bet jisai yra svarbus į mūsų organizmo dėl imuninės sistemos, kaip ir sakėjai, hormonams, fermentams, chems gamyboms ir mūsų organizmui. Taip. Tai visiems jis yra reikalingas. Dabar paminėjai Amber CrossFit, kad jisai yra dabar kaip ir šitas podcastas, įrašas, epizodas yra skirtas. Kodėl būtent jiems? Tai biškai pasakyk apie savo tą iššūkį ir gal tuo pačiu įtrauksime ir daugiau klausytojų, kurie gal bus įdomu. Gerai, tai nuo kitos savaitės, tai čia jau kai klausysitės įrašo, tai jau gal bus ir netyčia prasidėjęs tas iššūkis. 2 savaitės vyks baltymų iššūkis, ar ne? Tikslas stebėti, sekti, suvalgyti ne tai, kad kuo daugiau baltymų, bet savo reikalingą kiekį baltymų. Tie žmonės, kurie jau darėme šį iššūkį prieš vasarą, man atrodo, buvo labai fainai, neblogai, žmonės pasiskaičiavo, kiek jiem reikia suvalgyti tų baltymų ir tuomet bandė ar ne išlaikyti tą skaičių porą savaičių, dalinamės receptais, nuotraukom, kai kuriem net pavyko pagerinti kūno kompoziciją irgi, tai tas labai fainai. Ir šį kartą darysime panašiai. Vėl manau, kad verta būtų susirasti tą skaičių, kurį reikėtų suvalgyti, ar ne, tas priklauso nuo žmogaus aktyvumo lygio, nuo kūno svorio, nuo tikslų irgi, ką noriu pasiekti. Tai susiskaičiuosim, kiek man reikia valgyti tų baltymų ir 2 savaitės bandysim valgyti tuos baltymus. Tai ne tik, kad žmonėms kūno kompozicija pagerėjo, bet ir savijauta pagerėjo, kiek dalinosi. Taip, ir sotumo jausmą aiškesnį jautė žmonės, nenorėjo tiek snekint, užkandžiauti. Taip, ir netgi pagerėjo jų tas darbingumo sportinis, reiškia, kažkas net ir pagerino savo tam tikrus rezultatus. Taip. O kaip baltymai yra susijęs su raumenų augimu ir atsigavimu? Kaip ir sakė, tai yra vienas toks pagrindinių mūsų makroelementų. Statomųjų, ar ne, raumenų. Iš tikrųjų, ten tos chemijos tiksliai aš nežinau, man šitam trūksta mano kolegės Lauros, ar ne, bet kaip yra, jeigu jau lendant tada jau giliau, ar ne, tai yra tos baltymai yra sudaryti iš amino rūgščių, ar ne, yra 9 būtinos amino rūgštys ir 22 minus 9, tai kiek nebūtinų? 11? Jo, 11. Tai, žodžiu... Tai 12. 12 plus 9. Tai 21. 13. Gerai. Matematiniai įgūdžiai mūsų. Iškirpti. Tai va, jo, palauk, pamečiau. 9 būtinė, lygiai 13 nebūtinė. Jo. Taip, ir kaip, ar ne, tai kai sportuojam, pažeidžiam ten šiek tiek tos raumenis, ar ne, ir baltymai, ir tos amino rūgštys veikia kaip tie atstatomieji blokeliai, kur man atgal suriša ir padeda atsistatyti ir auginti raumenį. Taip, jeigu paprastai. Taip, tai baltymas yra statybinė medžiaga, kuri yra būtina, kad mūsų audiniai, tai yra raumenys,
atsistatinėtų ir galėtų augti. Taip. Taip, gerai. Baltymų šaltiniai. Kokie yra pagrindiniai gyvulinės ir augalinės kilmės baltymų šaltiniai? Tai gyvulinės, kaip jau pavadinimas sako, ar ne, bus gyvulinė kilmė. Tai yra mėsos produktai, žuvis ir taip pat pieno produktai, ne? Nors tai nėra tiesioginis gyvūnas, bet gaunam ar ne iš gyvūnų, tai pieno produktai taip pat yra gyvulinės kilmės. Augalinės kilmės yra visi ankštiniai produktai, pupelės, lęšiai, avinžirniai, tofu, sojos. Taip. Kardė tau skaniau? Man ir tas. Aš valgau ir tą. Gerai. Ką reikėtų paminėti apie augalinės kilmės baltymus? Kad jeigu vadovaujasi augalinės kilmės, ne, mitybą, tai labai svarbu kuo įvairesnius augalinės kilmės tuomet produktus valgyti, nes būtent ant ko važiuoja gyvulinės kilmės, ne, propaguotojai, kad valgai mėsą ir gali vienu metu gauti visas būtinas amino rūgštis. Jeigu vadovaujasi augalinė mityba, tai jeigu mano racione bus tik tai vieno tipo augalinės kilmės produktai, aš gausiu daugiau kažkurios tai vienos amino rūgšties ir negausiu kitų. Dėl to labai svarbu tuomet valgyti kuo įvairesnius augalinės kilmės šaltinius, kad aš pasimčiau visas reikalingas amino rūgštis. Gyvulinės kilmės baltymai tai yra, taip sakykime, pilno spektro amino rūgščių, o augalinės kilmės yra nepilno spektro. Taip. Tai jeigu valgom ten, sakykime, 3 skirtingas ankštinės ten kažkokios daržovės, tai mes surinkam tada tą pilną spektrą. Taip, tenais reikia derinti. Ar yra kažkokių programėlių arba kažko kaip galima būtų pasižiūrėti, kas ko valgyti. Ar čia tiek nereikia lįsti giliai ir tiesiog stengtis įvairiai pavalgyti. Pirmadienį valgau avinžirnius, antradienį valgau lęšius ir čia jau surinksiu. Ar reikia per vieną dieną surinkti visą tai? Manau, kad tikrai nereikia per vieną dieną, gal ten per savaitę, per porą ar ne. Ir šiaip ypač pačioj pradžiai gal taip stipriai gilintis irgi nereiktų. Ir aplamai, net jeigu valgau ir gyvulinės kilmės baltymus, tik tai taip pat labai gerai pažiūrėti plačiau į tą visą lėkštę, ar ne, savo maisto. Aš joje nenoriu kiekvieną dieną valgyti to pačio. Nors ir valgau mėsą ir gaunu visas tas amino rūgštis man reikalingas. Šiaip ankštinių produktų būtų gerai kiekvienam įsidėti į savo dietą. Jeigu dar to nedarau, tai galbūt vertėtų padauginti, ar ne? Vien dėl ir tų sveikųjų angliavandenių ir dėl fiber. Skaidulų? Skaidulų, taip. Tai čia ne tik nebūtinai fokusuojantis ant žmonių, kurie nevalgo mėsos, kad jiem reikėtų įvairinti dietą. Tie, kurie valgome mėsą, taip pat reikėtų įvairinti dietą. Bet turim trenerį Danielį, kuris valgo 6-7 kartus per savaitę, tik tais ryžius ir vištą. Nesiskundžia žmogus. Tai irgi, ar ne, viskas individualu. Taip. Iš sveikatingumo tos pusės tai būtų naudingiau valgyti kuo įvairesnę tą mitybą, taip tada užtikrinsim optimalesnę savo sveikatą. Iš to sportinio darbingumo, taip labai, sakykime, bukai, siaurai žiūrint, surinku savo kalorijas, surinku savo tas baltymus ir... Nesvarbu, ką ten. Taip, iš tikrųjų, ypač čia galima užbėgti tą klausimą, ar ne, jeigu man sunku ten surinkti ar ten dar kažką, tai kaip ir Danielis, ne, pavyzdys, atradė savo sistemą, jam tas veikia, neatsibosta ir gerai, važiuoju, ta prasme... Kiek sutaupo laiko, kai jisai atsikelia ir jisai žino, ką reikės valgyti. Nereikia sukt galvos, parduotuvė irgi aišku tą patį visą laiką. Tai čia labai daug efektyviai žmogus gyvena. Taip. Gal to džiaugsmo šiek tiek, kurį iš maisto gali gauti, gal mažiau. Bet irgi jo ne visiems reikia. Ne visiems reikia. Taip. Kiti negali antrą dieną iš eilės valgyti to paties maisto, Danielis metų iš metų valgo tą patį. Pažiūrėkim, kaip gerai. Bet aišku, čia ne vienas jisai toksai, čia yra daug tokių, kurie... Aš 8 metus valgiau avižinę košę su bananu ir riešutų sviestu ir nesibodo, visada skanu ir kažkurį kartą vienas žmogus paklausė, ar tau neatsibodo, antrą kartą paklausė, trečią kartą. Ir tada atsibodo? Ir tada pasiėmiau, valgau pusryčius ir taip galvoju, ar man neatsibodo.
Nu, atsibodo matyti tą patį. Ir nuo tada nebevalgau. Bet tai matai, lindo į galvą. Įlindo. Aš dabar irgi panašiai labai tą patį valgau, nes tiesiog daug reikia kalorijų susirinkti. Laiko dabar irgi šiek tiek. Anksčiau turėjau daugiau laiko maistui. Dabar reikia jau suktis iš padėties, tai irgi tikrai būna, kad tą patį valgau. Ir nieko. Apie baltymų poreikį, tai čia kaip ir iššūkis irgi, tai kaip ir sakė, reikia pasiskaičiuoti. Tai kiek žmogus turėtų suvalgyti. Nebūtinai dabar kalbam apie sportuojantį jau, bet kiek minimalus tas ir būtų? Minimalus, kai kur, jeigu skaičiuojant per kilogramą kūno masės, tai kai kur rašo minimalus 0,8, kai kur 1, ar ne? Tai maždaug apie 1 gramą kūno masį. Čia tas jau bent reiktų tiek surinkti. Ir klausimas, dažnas žmogus net tiek nesurenka, ne? Taip. Jeigu sportuoju, tai jau kažkur nuo 1,5 kūno masė iki 2 netgi, ir ten jau vėliau jau tie pagal sporto šaką ir pagal poreikį gali netgi ir didesnis būti skaičius. O kodėl nesportuojančiam su tuo mažesniu fiziniu aktyvumu jiems užtenka 1, o sportuojančiam reikia netgi 2? Tai irgi susijęs su tuo, ar ne, fizinė veikla, raumenų pažeida, ir kuo daugiau sportuoju, daugiau man reikia tų statybinių medžiagų atsistatymą į raumenų. Nes ištvermės sportininkai, literatūra taip rodo, kad jiems nereikia irgi tiek baltymų, jiems užtenka iki 1,2 tik tais ant kūno masės kilogramo, tai čia yra irgi mažas kiekis, lyginant su tais žmonėm, kurie turi tą sportą su jėgos sportu, taip su pasipriešinimu. Taip nesivyksta ta raumens pažaida, reikia mums tos audinius atstatyti, ir greičiausiai, jeigu mes sportuojam su svoriais, tai reiškia, mūsų gali ir tikslas yra padidinti tą raumenų masę. O ar lytis įtakoja, kiek aš turėčiau suvalgyti baltymų? Pavyzdžiui, ant tavo kūno masės kilogramų ir ant mano. Ar mes turime abudu valgyti po 2? Ar tu kaip moteris turėtum valgyti mažiau? Ne, aš manau, nesiskiria, ir čia labai man patinka, aš kaip tik norėjau apie šitą pakalbėti, nes mes iškart perėjome, kad baltymus reikia valgyti, nes raumenų atstatymas, pažyda ir taip toliau. Ir labai dažnai būna galbūt pa žmonės, kur mes tai esam šitam sporto burbule, ne? Kaip ir atrodo, yra dauguma dalykų savaime aiškus, o iš tikrųjų labai dažnai ypač gal moteris sako, man nereikia čia tų baltymų tiek, nes aš tiek nei sportuoju, ir plus man tų raumenų nereikia irgi, ar ne? Tai apie tai šiaip norėčiau paliesti tą temą, kad raumenys šiaip yra labai reikalingi, ypač žiūrint į ateitį, ar ne? Kuo mes labiau sensam, tuo tie ir raumenys, jie traukiasi, kaulai silpnėja. Ir jeigu neduodu stimulo raumenim, tai galiausiai, ar ne, kai man ten bus, nežinau, 70+, 80+, negalėsiu ir pats kažkokių tai veiksmų atlikti. Taip, tai reikės čia, dabar nebepamenu tų tikslių skaičių, bet jeigu tas fizinis aktyvumas yra labai mažas ir tos raumeninės masės yra mažai, nuo 60 metų yra tikimybė, kad reikės jau išorinės pagalbos. Tai reikės to socialinio darbuotojo, kuris man padės. Padauginau 7, pasakiau, net jau šiam galiu. Man atrodo, net nuo 60 ar nuo 65 jau prasideda, kad atsiranda galimybė, kad man reikės, tikimybė, kad man reikės kažkokio socialinio to darbuotojo, kuris man padės gyventi kasdienybėje. Taip, jeigu žmogus pradeda sportuoti nuo 50 metų, man rodos, ar jisai gali užtikrinti, kad jisai išgyvens jau taip oriai tą savo pensiją, tai reiškia, nereikės jam tos papildomos pagalbos, arba jisai tenais labai nustumė tą padidino laiko tarpą, kada jam jau tik tais... Kol dar bus individualiai galės atlikti dalykus. Kuo anksčiau žmogus pradeda sportuoti ir rūpinasi investuoja į savo kūną, užtikrina tą raumenų masę, kad jisai turės, tai tada jisai tikrai galės oriai sutikti tą savo pensiją. Moterims po menopauzės labai, reiškia, sparčiai pradeda netekti tos raumeninės masės. Ir kadangi yra toksai
suformuotas požiūris, kad moteris raumeninga tai yra negražu ir tai yra nemoteriško, tai yra vyriška. Tai ta moteris, kuri ir neturėjo raumenų, tai jinai labai greitai praranda tai, ko ir ten taip nelabai ten turi. Ir dar gal toks ar ne, kad vos čia pradėsiu sportuoti, neduok dievę baltymų šėką išgersiu, labai ten greit pas mane ten užaugs tie raumenys ir būsiu raumeninga. Tai taip irgi nėra, labai daug darbo reikia įdėti, ar ne, kad tos raumenys užsiauginčiau tokius, kur jie ten labai aiškiai matytųsi. Taip. Ir ne kiekviena moteris tai gali. Būtent. Čia labai irgi individualu, ar ne? Individualu, tai reiškia, viena moteris biškai pasportuoja, tenais jinai linkusi, sakykime, tą raumeninę masę, tai jinai labiau pasimatys greičiau, ar ne? Taip. O kitos jos kaip buvo lieknos, taip ir yra lieknos. Tai čia dažnai būna, kad kažkurios moteris pasižiūri Instagram'e, ten kažkokią sportuojančią svoris moterį, parodo, aš norėčiau atrodyti taip, jin ten gražiai lieknai sudėta, ne per raumeninga, bet jinai gali daryti tokią pat sporto programą ir jinai, jeigu yra linkusi į raumeninę masę, jinai padidės. Taip. Taip, tai čia yra labai individualu. Taip. Bet reikėtų kaip ir džiaugtis tais raumenim. Taip, būtent. Taip. Aš tai... Tu džiaugies. Aš džiaugiuosi. Gerai. Jo, palauk, bet dar kažką norėjau labai pasakyti apie šitus raumenis ir moteris. Gerai, gal prisiminsiu. Apie suformuotą nuomonę? Kažkas buvo... Ai, va, kad žinai, kad jeigu... Tai pakalbėjome ne apie funkcionalumą, kad raumenis labai reikalingi... kad aš galėčiau gyventi, ar ne? Taip. Ir jau reikėtų tuo pradėti rūpintis dabar, nuo anksčiau, ne vėliau. Ne? Vėliau irgi galima, jeigu nespėjau, bet, geriau kuo anksčiau. Bet dar jeigu prie išvaizdos einant, ar ne, dažnai būna, kad mažiau valgysiu, daugiau darysiu kardio, tai tada numesiu to svorio, būsiu liekna. Tai greičiausiai tuomet ant svarstyklių, ant tų profesionalesnių svarstyklių užlipus, tada įvardins svarstyklės tave kaip skinny fat. Taip. Ne? To mes irgi nenorim, nes tas nėra gražu. Kai žiūriu, ar ne, į vaizdus, nuotraukas lieknų, gražių moterų, jos gražiai atrodo, nes jos turi raumeninės masės. Ta raumeninė masė, jinai gali neatrodyti, gali neatrodyti, kad jos yra daug, bet jos yra ir jinai padaro tavo kūną stangrų. Taip. Tai tu nebesi tokia... Taip. O nepadės, aš nenoriu sportuoti su svoriais, bet yra visokie masažai ir ten lazeriukai, kur ten stangrina kūną. Taip neveikia dalykai. Nežinau, gal kažkam psichologiškai suveikia. Aš manau, kad ne. Bet labai, man atrodo, čia taip, nenoriu įdėti darbo, bet noriu stangraus gražaus kūno. Taip. Nenoriu sportuoti su svoriais, nenoriu valgyti baltymų, bet noriu stangraus kūno. Tai toksai... Taip, toks nelabai noriu, bet nenoriu įdėti darbo. Taip. Tai va. Jo, tai kitas dalykas, kad mes turint daugiau tos raumeninės masės, mes ir sudeginam daugiau kalorijų, tiesiog egzistuojant, nieko nedarant, mes sudeginam daugiau kalorijų. Būtent, ne? Valgau daugiau baltymų, mano kūnui reikia daugiau energijos juos deginti. Taip, bet ir jeigu turiu raumeninės masės daugiau, tai reiškia, aš galiu ir valgyti vėliau daugiau. Taip. Ir nieko nenutiks, kad suvalgysiu pyragėlį ir tenais neatrodysiu... Taip. Nepastorėsiu. Taip, dažnai ir įeinama ne į tą dietų ratą, kur jeigu nelabai stipriai, tiksliau, dažniausiai neseku kiek ten tų baltymų suvalgau, žiūriu labiau į kalorijas, tai dažniausiai kas nutinka, tai aš pirmiausia numetu svorį iš savo raumenų. Pas mane raumenų sumažėja, tuomet pasiskirstimas gaunasi, kad daugiau pas mane bus riebalų, tada pametu tą dietą, ar ne, vėl užauga svoris, o svoris užauga koks? Riebalai. Tuomet vėl aš nueinu į tą dietą ir aš užsisuku į ratą, kur aš nuolatos prarandu savo raumenis, o riebalų vis padaugėja, ar ne? Tai iš tokios balos išlipti bus dar sunkiau, ar ne? Taip. Dar apie tą poreikį, gerai, tai moters ir vyro, tai reiškia lytis, nes tik dvi lytis yra. Taip, tai nesikeičia, nėra skirtumo, tai reiškia, jeigu aš sportuoju, man reikia daug tų gramų ant kūno masės kilogramo. O ar amžius turi įtakos, pavyzdžiui, ar vaikai turi suvalgyti, jeigu sportuojantis, ar turi valgyti daug? Ar jam užtenka ten to 0,8 į 1 gramo? Nepamenu, dar buvo per studijas, man atrodo, buvo išskirta. Taip, ar nebuvo? Tai vaikams nuo 1 iki 1,5 gramo. Užtenka mažiau? Taip, jiems biškai reikia mažiau ir vyresnio amžiaus
vyresnio amžiaus. Daugiau. Nereikia daugiau. Vyresnio amžiaus kaip? Jiems tą 1 gramą reikia surinkti, bet jiems nereikia rinkti 2 gramų. Pas juos kūne reakcijos jau nebėra jau tokios sparčios, jau ten tiek jų tų amino rūgščių poreikis sumažėja. Bet nėra, kad vyresnio amžiaus iš žmonėm reikia labai prioritetizuoti baltymą? Ne? Ok, gerai, reikia pasidomėti. Gerai. Taip, tai pasiskaičiavom. Taip, tai reikia 2 gramų ant kūno masės kilogramo sportuojančiam žmogui, nesportuojančiam bent 1 gramą, kad, reiškia, funkcionuotų kūnas tinkamai. Taip. Baltymų vartojimas, kokie yra teisingi baltymo vartojimo principai? Kaip juos surinkti? Čia daugiau turiu omeny, kaip dienoj paskirstyti tos baltymus. Tai geriausia būtų paskirstyti ar ne per visus valgius. Ne tik dėl to, kad tai padės ir tam geresniam įsisavinimui baltymų. Vakarienė yra gerai valgyti baltymus, o ne prieš einant miegoti. Nebent ten prisivalgai valandą iki miego ir tau galbūt kai kuriems žmonėms tikrai sapnuojasi košmarai. Aš galiu ten pusvalandį prieš miegą prisikirsti ir man viskas gerai. Bet kodėl svarbu būtų išdalinti per visą dieną, kad man bus lengviau taip tada surinkti visą reikiamą kiekį. Jeigu per pusryčius nepavalgysiu pakankamai baltymų, jeigu primest ar ne 1 gramas, tai yra pakankamai daug. Žmogus sveria 80 kg, reiškia, jam reikia 80 gramų baltymų. Tai čia yra tikrai didelis kiekis. Jeigu aš nesuvalgysiu per visus tuos valgius, man per kažkurį vieną atkompensuoti visą kiekį bus beveik neįmanoma. Taip. Tai vien dėl to jau labai svarbu. Taip, reikėtų plius minus galvoti apie tai, kad nori 30 gramų per kiekvieną maitinimą surinkti, bet jeigu kalbam apie sportuojantį žmogų, tai netgi ir daugiau gaunas. Ir per užkandžius irgi kažkaip reikia. Taip. Ir jau tie tada ir papildai atsiranda. Taip. Tai jeigu labai dažnai dabar žmonės kažkaip pastebiu, kad nevalgo pusryčio, užkandis būna ten kažkoks greitas, ten sumuštinukas, ten dar kažkas ten tokio, tai gaunas, kad 2 maitinimų jau prarado ir tada lieka ten kokie 2-3 maitinimai iki tol, kol nueis miegoti, tai per tokį laiko tarpą suvalgyti reikiamą kiekį baltymų yra tikrai sudėtinga. Ir net neįmanoma, jeigu ar ne, tu įsivaizduok, žmogus, kuris neseka savo mitybos, neskaičiuoja, jam yra, kai kurie būna net ką aš, pavyzdžiui, patariu iš pat pradžių, tai atpažinti baltymą savo lėkštėje, nes kai kurie žmonės ne tai, kad nemoka, nežino, kas yra baltymas, bet neturi to įpročio, nežino, kad lėkštėje turėtų būti visų... Taip, kuo? Makro elementų. Ar ne, ir tada tik iš to ateina tas nežinojimas ir nesurinkimas baltymų. Šiaip paėmus bendrai visi žmonės daugiau mažiau žino ten, kaip turėtų atrodyti ta teisinga mityba. Ten, kad pavyzdžiui, ten ryte valgyti košę būtų sveika, ten su kiaušiniais, valgyti mėsos su daržovėm ir kažkokiu garnyru būtų sveika ir vakare pakartot kažką tokia pat būtų sveika. Bet nelabai to vadovaujasi ir tikisi kažkokių stebuklingų labai ten tų patarimų. Taip, tai... Ir šiaip ar ne yra ta kultūra Instagramo ir TikTokų, to greito, noriu visko greitai, nenoriu įdėti darbo. Tai į tą irgi reikia atkreipti dėmesį, kad nieks lengvai neteina. Jeigu noriu greito rezultato, neįdedam darbo. Taip. Tai irgi, pavyzdžiui, šitas ir iššūkis, ar ne, baltymų, jis nėra, kad tas 2 savaitės aš pavalgysiu baltymų ir jau čia man ir tie raumenys susitvarkys ir aš kompoziciją pasikeisiu bele kaip ten 100%. Bet tai ir, pavyzdžiui, net aš rekomenduoju, kurie ar tai bijo, ar svarsto, ar, nežinau, tiesiog prisijunkit, nes kartu darant iššūkį su kažkuo, aš jausiuosi šiek tiek labiau atsakingas prieš kažką. Ta kiekvieną dieną aš pagalvosiu apie tos savo baltymus ir per 2 savaitės yra pakankamas laiko tarpas man išsiugdyti kažkokį tai mini tą įprotį, jo. Ir šiaip baltymus skaičiuoti gal yra lengviausia iš visų elementų, nes jos aiškiausiai galiu atpažinti lėkštėj, galiu lengviau pasverti, arba net nereikia sverti iš akies, vieną kartą tam pasimatuoju, kiek ten yra. Bet ar dabar
Taip, žmogui gal kyla toksai klausimas, tai ką aš dabar baltymus skaičiuoju, tai man dabar ir angliavandenius ir riebalus dar skaičiuoti reikia? Ne, tai jeigu nenoriu skaičiuoti, nemoku, nepratęs, tai ir geriau nereikia. Nereikia, šiaip į nieką nereikia šokti pilną galvą iš karto. Aš ir pas mane, kai klausia, kai ateina klientai, kurie, pavyzdžiui, prieš tai nėra skaičiavę, aš visą laiką parekomenduoju pradžiai pabandyti paskaičiuoti baltymus. Kad pažiūrėti, ar baltymus susirinkė, išmokti skaičiuoti ir jo, tikrai nebūtina iš karto visko skaičiuoti. Taip. Labai paprastai būtų, kadangi baltymas yra vienas, visi elementai, makroelementai yra mums svarbus, bet būtų labai naudinga skaičiuoti tik tais baltymus ir aplinkui tai statyti, kas dar turi būti papildomai lėkštėj. Taip. Ar kokios gali būti pasiekmes valgant per daug arba per mažai baltymų? Tai per mažai, kaip jau ir aptarėm, ar ne, baltymai labai svarbus tiek imuniniai, tiek raumenų atstatymui. Taip, bet ar žmogus gali pajusti, kad dabar aš klausausi šio įrašo ir ar aš galiu kažką tu pasakai ir man yra kažkas va toksai kaip simptomas baltymų nepakankamumo. Taip. Nežinau. Tu žinai? Nežinau. Kaip, aš taip manyčiau, kad gal dažnas sirgimas būtų vienas iš tokių simptomų. Tai reiškia, kad susilpnėja imuninė sistema. Raumenų masės praradimas, aišku, tą sunku žmonėms vertinti, jeigu neturi su ko palyginti. Jeigu ir nesisveria ant tų segmentinių, sakykime, tų svarstyklių, kurios rodo tavo kūno kompoziciją, nes tiesiog mano kūno svoris laikosi, tai kaip ir tu sakei, gali raumenų masė leisti žemyn, o riebalinis audinys, tai reiškia, gali kilti aukštyn. Tai tik pasisvėrimas, jisai nepasako, kas keičiasi mūsų kūne. Na ir gal atsistatymas gali būti vienas iš tų irgi, kaip, sakykime, simptomų, kad aišku, čia yra ir daugiau faktorių, bet kaip pavyzdys, anksčiau pasportuodavau, raumenis skaudėdavo man tik vieną dieną, o dabar sportuoju lygiai tiek pat, bet aš raumenų skausmą jaučiu 2-3 dienas. Taip, tai gali būti irgi vienas iš tokių kaip požymių, kad man trūksta tų baltymų. Taip manyčiau. Taip. Mes čia greitai judam. Labai gerai. Mitai apie baltymus. Kokios esi girdėjus mitus apie baltymus? Kad, čia gal ne visiškai tiesiog apie baltymus, bet kad BCA labai svarbu, ar ne, vartoti tą suplementą, papildą. BCA tai yra 3 iš tų pagrindinių būtinų amino rūgščių. Tai man tai čia visiškai mitas, nes aš jeigu valgau pakankamai baltymų, aš gausiu pakankamai tų BCA ir man jų papildomai nereikia. Taip. Apie inkstus teko kažką girdėti? Tai reiškia, yra vienas iš mitų, kad jeigu valgau per daug, per didelį kiekį baltymų, tai kad gali, taip apsikrauna inkstai ir kad gali pažeisti inkstus. Taip, tai nėra jokių mokslinių įrodymų, kad sveiki žmonės valgantis virš 2 gramų, netgi 3 gramus buvo tyrimų, kur 3 gramus valgant kūno masės kilogramo, tai nėra jokių pakitimų inkstuose. Tačiau yra žmonių ir netgi ir teko ir susipažinti, sutikti, tai kad jeigu yra kažkokių inkstų pakitimų, tai reiškia, ar kaip liga, tai tiem žmonėms tada per didelis kiekis baltymų yra jau gali sukelti tą žalą, bet sveikiem žmonėms tai nekelia jokios žalos. Taip, kokius dar? Augaliniai baltymai yra nepilnavertiški ir negali palaikyti raumens augimo. Tai kaip ir tą biškį ir aptarėm. Jeigu valgysiu vieną kažkurį tik tai augalinės kilmės, tai taip, bet jeigu valgysiu visus, tai tuomet viską susirinksiu. Daugiau baltymų visada yra geriau.
Tai reiškia, jeigu aš 2 gramus suvalgau ir mano raumenys auga, tai aš suvalgysiu 4 gramus, mano raumenys 2 greičiau augs? Irgi ne. Čia tas pats kaip ir su tais papildais, ar ne? Atrodo, valgau tam baltymus, bet tada dar prisidėsiu EAA, BCA, visų tų aminorūgščių, daugiau baltymų. Nuo to, tai kad aš duosiu savo 2 daugiau tų statybinių medžiagų, nu jos nesusidės, ar ne, į didesnį raumenį. Taip. Tai tas perteklius jis tiesiog bus pašalintas iš mūsų kūno, kiek mes sukeliam, sakykime, tų aminorūgščių lygį mūsų organizme, tai reiškia, kiek reikėjo, tiek panaudojam, kas buvo jau nebereikalinga, mes tą tiesiog pašalinam. Taip, nors tas daugiau baltymų, tai irgi svorį metantiems žmonėms, taip, kurie nori išlaikyti kuo daugiau savo raumeninės masės. Esu skaitęs, kad rekomenduojama netgi iki 2-4 kelti baltymų tą poreikį mūsų kūnui, kad dar daugiau, reiškia, būtų ta baltymų ta resintezė, reiškia, skatinama, taip, tai reiškia, kad išlaikytume šiek tiek daugiau tos raumeninės masės, nes jeigu mes, reiškia, mūsų tikslas numesti kūno svorį, tai reiškia, mes esam deficite. Jeigu mes esam deficite, tai reiškia, kris svoris iš visur. Taip, mes nepasirinksim, kad norim numesti tik tais iš riebalo ir iš kažkurios būtent konkrečios kūno vietos irgi to nepasirinksim, tai tiesiog visi audiniai, jie po truputį lengvėja. Taip. Bet būtent čia apie ką ir prieš tai kalbėjome, ne? Jeigu tiesiog būsiu kalorijų deficite ir negalvosiu apie baltymus, tai tikrai numesiu tos raumeninės masės. Jo. Jeigu būsiu deficite ir prioritetizuosiu baltymus, tai tuomet man pavyks išlaikyti raumeninę masę, galbūt netgi ją ir kelti, o riebalus mesti. Nu, tas kelti, tai, sakykime, gal daugiau yra su tai žmonėm, kurie dar labai daug neužsiaugino tos raumeninės masės. Ar ką tik pradėjo, ar nesportuoti. Taip, tai jiems yra įmanoma netgi labai taip keisti tas masės, sakykime, kad keičiasi, raumeninė masė didėja, o riebalinis audinys mažėja. Tai tą išeina padaryti, jau tiems daugiau pažengusiems jau to nelabai išeina. Tai irgi reikia neprarasti motyvacijos, ar ne? Jeigu pačioje pradžioje ten matau, kad viskas man labai gerai sekėsi, o po to šiek tiek sulėtėjo procesai, tai yra natūralu ir nereiktų galvoti, kad kažką čia blogai labai darau ir reikia kažką keisti. Gerai, čia dabar greitai dar ir sugalvojau tą, žinai, pirmą masę, vėliau ryškinimas. Nu. Tai vos ne užsiauginu to riebalinio audinio, vėliau aš jį paversiu į raumenis. Ar taip vyksta? Tai gal to riebalo aš nepaversiu į raumenis, ne? Aš Čia ne alchemija, nevyksta taip. Ne. Bet šiaip tame yra tiesos. Kokia ta tiesa? Tai reiškia, kaip ką tik aptarėm tą deficitą. Tai reiškia, kai mes metame svorį, krenta iš abiejų tų audinių. O jeigu mes esam kalorijų pertekliui, tai reiškia, mes irgi lygiai taip pat abi dvi tas masės, tai reiškia, didinam į viršų. Taip, bet žinai, priklauso viskas nuo tavo tikslo. Jeigu tavo tikslas yra tiesiog sustangrėti, nežinau, nusimesti svorio, tai tu gali rinktis tą deficitą ir prioritetizavimą baltymų. Bet jeigu tavo tikslas yra užsiauginti, taip, ir kad ir jėgos, ir tų raumenų pačių, ta prasme, daugiau, tai jau tada būtų svarbu nueiti pirmiau į auginimo fazę, nes tiesiog ir turėsi jėgų atlikti kokybiškai ir treniruotės. Bet tada ir ateina tas momentas, kai pats nori to nusimetimo. Man, pavyzdžiui, aš buvau jėgos cikle, auginau, sudėjausi svorį, bet tada kažkurio momentu ir man nėra problemų valgyti daug, aš galiu valgyti daug, bet psichologiškai įlenda jau į galvą, kad aš čia auginuosi, jau aš čia sunkesnė, tų riebalų yra ir tada labai faina, sunku, bet labai faina nueiti tą ryškinimo fazę, ypač jeigu gerai susidėlioja ir greit pasimato rezultatas, kas tikrai gali taip įvykti, tai tas pabangavimas, man atrodo, irgi yra sveika. Taip. Dar vienas mitas. Ar teko girdėti, kad būtinai po treniruotės reikia iš karto gauti baltymų?
sako. Taip, mitas ar ne mitas? Nu, aš tai nesuvalgau iš karto po treniruotės baltymų. Ne, aš nelekiu. Ką? Bet vis tiek augi. Vis tiek augu, jo, aš nelekiu ten iš karto. Jo, tai buvo čia kažkada labai jau čia seni tyrimai, kad atsidaro tas anabolinis langas ir tas per pirmas 30 minučių gaunant baltymų, tai suintensyvinama yra ta baltymų sintezė. Taip, tai bet nėra būtina suvalgyti iš karto po treniruotės, jeigu ir suvalgysiu šiek tiek vėliau, ta baltymų sintezė vis tiek jinai bus pakelta virš normos lygio, tai mitas. Taip. Svarbu, kad pakankamai, ne? Taip. Gerai, tai apie papildus baltyminius. Ar būtina man valgyti, vartoti tuos baltymų papildus, jeigu aš noriu užsiauginti raumeninę masę? Tai pirmiausia, kaip ir turbūt su viskuo, noriu viską pasimti, ką galiu iš mitybos. Tai kad ir dabar puikia proga būtų pasiskaičiuoti, ar ne kiek man reikia tų baltymų, tada pabandyti pasekti, pažiūrėti, kiek aš suvalgau mityboje ir tada žiūriu, jeigu man trūksta, galvoju, ar aš galiu dar kažkur mityboje pas save pridėti, galbūt aš nepakankamai per pusryčius suvalgau, gal kažkokį tai užkandį papildomą galiu įsimesti dienoj ten kažkada. Jeigu mano tas poreikis yra didesnis, ar aš jau matau, kad aš nei noriu sukišti į save to papildomo maisto, nei man jau yra ten kur vietos, tada galiu galvoti apie baltymų papildus. Bet ir tas baltyminis, papildas baltymų, jisai nėra būtinas kiekvieną dieną. Taip, tai jeigu aš ten, sakykime, iki ketvirtadienio valgant man pilnai užtenka ir surinku baltymų kiekį man, kuris yra reikalingas, tik tais penktadieniais dėl kažkokių susitikimų man neišeina surinkti, ten trūksta 30 gramų. Tai tada penktadieniais ir galiu išgerti. Ir irgi galbūt dar mitas būna, ne, pasportuoju stipriai ir iš karto baltymų šeiką man čia reikia suvalgyti. Ir tada tai čia ką tik ir sakyt apie anabolinį langą. Taip, bet irgi tas toks, kad kitų metų jau ne. Taip. Žinai, čia yra tas toks, kad pasportavau, suvalgiau iš karto baltymų šeiką, išgeriau ir tada jau kitų metų ne. Taip. Tai va čia irgi mitas, ne? Turiu tuos baltymus, jeigu matau, kad aš, pavyzdžiui, dažnai anksčiau, kai man dar sunku būdavo surinkti baltymus, tai kiek man reikėdavo, dabar aš jau pripratau, tai vakare grįžtu namo, pažiūrėjau, ne, o dar man trūksta 3 gramų prieš miegą, ten tą šeiką ir viskas. Taip, šeiką. Tarptautinis žodis. Tarptautinis, taip. Kada ir kam rekomenduojam, dar pala prie mitų, dar kažką prie mitų. Irgi teko greičiausiai ne vienam žmogui girdėti, kad galima suvartoti tik 30 gramų baltymų. Aha, kad daugiau neįsisavina tuo momentu. Taip. Tai jeigu taip pradedi skaičiuoti, ten 100 kg sverintis žmogus turi su 2 gramus ar nesuvalgyti. 200 gramų baltymų, tai kaip jam valgant... Po 30 gramų, kiek čia kartų valgyti? Taip, ir irgi tada ten... spėja valgyti 5 kartus, tai čia niekaip ir nesurinksim tų 200 gramų. Taip, tai suvalgius daugiau, čia netgi buvo dabar šių metų gal tyrimas ar pritų metų tyrimas, kur 100 gramų baltymų gavo asmenys ir žiūrėjo, kaip pas juos, ar įsisavino ar neįsisavino. Tai tas baltymų sintezė, tos aminorūgštys, jos užlaiko mūsų kūne kur kas ilgesnį laiko tarpą, lyginant su žmonėm, kurie suvalgė tik 30 gramų. Tai mitas, reiškia, galima valgyti daugiau ir viskas ten bus gerai. Mes įsisavinsim tiek, kiek mums reikia ir išsilaikys. Gerai, tai apie papildus dar. Tai kam būtų naudinga, gal gali papasakoti tie baltymų šeikai?
Palauk, kaip suprast, kam būtų Kam naudinga? būtų naudinga? Nu, pavyzdžiui, ar tik tai sportuojantiems baltymų šeikas gali būti naudingas, ar gali būti naudingas ir žmogui, kuris siekia ir to 1 gramo baltymų? Tai va, irgi mitas, ar ne, kad baltymų kokteilius geria tik tai sportuojantis. Tai nėra kažkoks papildas, kur sportui reikalingas. Jeigu jau aš esu tokioje situacijoje, kad man sunku surinkti 1 gramą ant kilogramo, tai irgi galiu vartoti tos papildus. Taip. Ar baltymus galima nusipirkti tik tais sporto klubuose, sporto papildų parduotuvėse, ar galima dar kažkur? Tai galima online užsisakyti, bet dabar jau ir šiaip, man atrodo, labai daug kuriuos pardavinėja. Bet tai irgi, reikia žiūrėti, iš kur, ką perki, jų ir kokybė skiriasi, ar ne? Čia dar būna ir izoliatai, ar ne, labiau koncentruoti, tai brangesnė, aišku, bet mažesnėme kiekyje daugiau baltymų, nėra papildomų ten priemaišų, tai irgi. Skoniai, vieniem ten bet kas tinka, kiti nori, irgi tu geri tą vartoji dalyką, tai tau, jeigu pasidarysi, kad tau būtų skaniau, lengviau, tau bus lengviau tą daryti. Baltymus gali dabar nusipirkti visur, net ir Maksimų gali nusipirkti, vaistinėje gali nusipirkti ir aišku, ten tas pasirinkimas yra kur kas mažesnis. Sporto papildų parduotuvėse, sporto klubuose, kurie prekiauja papildais, gali nusipirkti, reiškia, į didesnių pasirinkimų. Tai kaip tu rinkdavaisi, sakykime, baltymus, ar tu visą laiką pirki tik tais 1 gamintoją, ar ten pagal kainą, pagal skonį, pagal kažką? Pagal skonį. Aš šokoladinius tik tai geriu. Ir aš kai gyvenau Londone, aš buvau atradus, bet ten kažkuriam sporto klube, man atrodo, parekomendavo. Ir mes Laura tos pačius gerdavom. Innermost brandas, jo nesiunčia į Lietuvą, arba jeigu siunčia, tai ten brangus siuntimas, tai aš dabar jo ne. Bet ten būdavo, atsimenu, tokie skanus, kad aš kaip deserto norėdavau. Pas mane irgi visada taip. Tai va, tie labai skanus. Norėčiau. Tai su baltymais gal dabar ir tokių jau labai senai, kada esu užmatęs, kad tai būtų, bet tai reiškia tas tirpumas, reiškia kaip išsimaišo, ten būna kiti, kad maišai ir ten tokie kamoliukai lieka, tai tokie nepaskanina kokteilio. Ne, ypač jeigu su vandeniu reikia maišyti tik tai. Taip. O gerai, o baltymus ar galima... Kaip baltymų, pavyzdžiui, man neskanu gerti kokteilį, ar galiu kažkaip jį pasiskaninti, kitaip pasidaryti? Ar galiu tuos miltelius kažkur kitur panaudoti? Galiu. Tai tuos miltelius galiu įsimaišyti į graikišką jogurtą. Va, ypač jeigu šokoladiniai baltymai, į graikišką jogurtą, žiauriai skanu. Į šeiką, jeigu nenori su vandeniu. Graikiškas jogurtas su baltymų, reiškia, miltelis, tai skamba kaip sviestas sviesuotas. Kodėl? Taip, ten bus bomba baltymų, ten galima ir 5 gramų taip susišauti ant šalto. Susišauti bombą ant šalto. Labai gerai. Easy. Tai va, ir supranti, kai žmonės sako, kad negaliu, tai negali susirinkti, o arba nežinai kaip, tai gali klausti ir sužinoti, arba tingi. Tai tada jeigu tingi, tai žingsnis atgal ir pasiklausiu savęs, kodėl aš tai darau. Ar tai man yra svarbu? Jeigu tai man yra svarbu ir tai man rūpi, tada tas tingi, jis kaip ir tampa toks. Taip. Tai tuos baltymų miltelius galima daug kur panaudoti, tai košę galima ten... Ir į košę, ir blynus kepti, ir į šeiką su bananu, su pienu dėti. Nežinau, nori į ledus įsimaišyk, ta prasme, visur. Taip. Ir surinksi pakankamai greitai tą kiekį baltymų. Bet gerai, ar galiu aš, pavyzdžiui, man neskanu valgyti daug mėsos. Kiaušinių nemėgstu, mėsos nelabai. Ar galiu surinkti 150 gramų tik tais iš baltymų kokteilių? Gal jau apsivemsi nuo tų baltymų kokteilių? Taip, teoriškai, sakykime, būtų galima, bet tai nebūtų rekomenduotina. Taip, nes kaip ir pradėjom pokalbį, tai... Kad reikia įvairiai maitintis, ar ne? Taip, ir kad viską reikia rinkti daugiau stengtis iš maisto, o ne iš papildų, tai tas baltyminis
kokteilis, jisai yra ne maisto pakaitalas, bet tai yra maisto papildas. Jisai papildyti turi mūsų mitybą, tiktais prisidėti prie to suvartojimo. Taip. O jeigu nemėgstu ten mėsos ir kiaušinių, tai dar yra baltymų begalė kitų šaltinių, ar ne, apie kuriuos galbūt kartais net nepagalvoju. Tai vat, kaip tik prie to prieikim, tai čia jau tie praktiniai patarimai, papasakok keletą nesisigaminantį, taip, mėgsti gaminti, kaip ir sakai, tai papasakok, kaip tu surinki tos baltymus skaniai. Nes va, yra žmonių, kurie, va, kaip Danielis, sakau, ryžiai višta metai, jisai nekelia savo klausimą, ar man tai yra skanu, jam tai yra kuras ir jisai važiuoja. Taip. O kitiems žmonėms reikia, kad būtų ir skanu. Taip. Tai kaip tas skanu, bet kad ir gaučiau baltymų. Tai gerai, jeigu taip greitai, ar ne, kai galvoju apie pusryčius, dažniausiai pusryčiai yra tas patiekalas, kur tikrai bus sunku surinkti 30 gramų, jeigu nežinau, kaip tai padaryti. Tai dažnai tada galiu pagalvoti apie 2 baltymų šaltinius. Valgau kiaušinius, dar šalia suvalgau, nežinau, lašišos ar dar kažko. Suvalgiau kiaušinių, tik tai tada desertui suvalgau ten varškės arba jogurto graikiško. Nu, miksuoju, ar ne, 2 šaltinius. Dėl pietų ir vakarienių, tai yra skirtingo tipo patiekalai. Yra tie, kur aiškiai lėkštėj matai, kas ten yra, tai jeigu ten kepi kokią tai mėsą ar baltą, raudoną, žuvis ar ne, tai tenai aiškiai labai matai pas save lėkštėj. Ta baltymą gali atskirti, kiek ten yra tų gramų. Tada yra kiti patiekalai, aš juos vadinu šamarliakais, kur man jie vos ne patys skaniausi, ten iš visko, ką turi šaldytuve sumetė, ne? Bet aš tada tais atvejais, ten gal pas mane ir nebus to aiškaus, vat, kažkokio tai mėsos šmoto, ne? Tai tada bus įsidėsiu pupelių, įsidėsiu ten avinžirnių, aš, pavyzdžiui, miksuoju net viename šamarliake tuos ankštinius. Šamarliake. Taip, geras žodis. Tai va, tai prieskonių prisidedi, sumaišai ten viską vienam puode ir jau ten viskas vienam gerai. Vienam puode šamarliakė turi labai daug turi ten ir baltymų, ir skaidulų, ir anglių, ir visko. Taip, supratau. Kaip, žinai, bet čia aš negaliu pasakyti, jeigu žmogus mėgsta gaminti, tai jis iš bet ko pasižiūrėjęs į tą maistą, jis turi kitą santykį su maistu, ne? O vat, kai neturi to santykio, tada tau reikia ieškotis kažkokių tai gal greitesnių, paprastesnių būdų. Va, kaip Danielius pavyzdys, ne? Tai kaip ir sakiau, su pusryčiais dažnai yra problema, tai kaip pusryčius pasilengvinti. Aš kiaušinių nenoriu virti, daug laiko užtrunka, kaip gauti. Taip, dabar žmogus nevalgantis pusryčių, kaip jam padaryti dabar, kaip jam padaryti, kad jisai daug laiko neužtruktų, bet jisai gautų jau kažkokį ten kiekį baltymų. Vienas būdas vakare, ar kažkada, kai jau esi virtuvėje, gaminiesi kažką, pasidarai tų overnight, tai vakarykštinių avižų, ar ne? Jau tu esi virtuvėje, tu jau kažką darai. Tu gali susimaišyti savo avižą su jogurtu, pienu, ten pat gali įvaryti baltymų miltelių ir jau tau pusryčiam bus turėsi baltymo, nes bus miltelių įdėjęs ir graikiško jogurto. Kitas variantas, dažnai žmonės valgo sumuštinį, ne pusryčiam. Sumuštinis nėra pats geriausias pusrytis, nes tu ten ant to sumuštinio uždėsi greičiausiai kokią tai perdirbtą mėsą ir ten bus daugiau riebalų šaltinis negu baltymų. Tai irgi reiktų pagalvoti, galbūt šalia nusiperku amforos varškytės. Labai skanios. Taip, žiauriai. Aš visiems kišu tas amforos varškytės, ten 20 gramų baltymų ant karto, va taip. Irgi ant šalto iššauni. Ant šalto. Ir dar yra kefyras jų. Taip, tu sakė, aš negeriu. 30 gramų. 30 gramų. Bet įdomu, kiek riebalų įdomu. Nemokamas kalorijos. Visiškai. Tai va. Taip. Tai laikas jau uždaryti. Taip, tai senka, tai apibendrinam, tai reiškia skatinam žmonės valgyti daugiau baltymų, siekti. Visus. Taip. Ne? Tai dabar tas baltymų siekimas, reiškia, nėra būtinos programėlės, galima tiesiog pasimti maisto tą kaip pakuotę ir pasižiūrėti, kiek tenais yra ten tų baltymų. Taip. Jeigu tenais nerašo, tai galiu pasimti internete, susivesti kiaušinių maistinę vertę ir ten pasižiūrėti, kiek yra kiaušinėje tų baltymų. Taip. Taip, tai vienas tokių irgi patarimų. Toliau, tai reiškia,
fiziškai neaktyvaus žmogui reikia surinkti bent 1 gramą kūno masės kilogramų. Taip. Ant kūno masės kilogramus valgyti taip. Taip. Sportuojančiam su svoriais reikia siekti apie 2. Nuo pusantro iki 2. Nuo pusantro apie 2, taip. Metančiam svorį net ir gali daugiau. Taip. Toliau, kas apie baltymus? Kad galima šamarlaką daryti. Šamarlaką greit ant šalto graikiško jogurto su baltymais susišaut, su baltymų milteliais. Taip. Ir kad baltymų miltelius galima visur dėti. Taip. Ir kad pirmiausia, ar ne, savo lėkštėje galvoju apie baltymą ir po to statau visą kitą. Taip tada man bus lengviau surinkti. Ir dar pabaigai irgi pagalvoju, kodėl tai darau, nevarau ant šalto, čia kaip kelis kartus pasakiau, o susigalvoju savo tikslą, paklausiu savęs, kodėl aš tai darau ir mažais žingsneliais. Taip, tai jeigu net ir dabar nereikia man tos raumeninės masės, man jos užtenka, bet reikėtų pagalvoti ir apie ateitį, kuri gal šiai dienai yra tolima, bet reikia apie tai galvoti. Taip. Skatinu žmonės, kurie prisijungs prie šio maisto iššūkio, siūsti žinutės tiesiai tau, kad tu juos palaikytum. Taip. Kad būtų kaip čia, prieš kažką tą atsakomybę, ne? Taip. Labai fainai, kad rekomenduoji, nes tu žinai, kad aš jas visus taip ir palaikysiu. Taip. Gal sukursi didelę bendruomenę, taip, ir Amberio tuos visus narius irgi, kad juos motyvuotum ir skatintum toliau taip. Prispaust. Taip. Gerai, tai viskas. Gerai. Ačiū, Monika. Ačiū, Robertai. Buvo labai smagu. Gerai.